Auksinė antilopė. Indų pasakų motyvais. Gaudykite, antilopę, o aš susirinksiu. 4, 5, 6. Nebijok. Aš tave paslėpsiu. Nebijok. Eikš pas mane, eikš. Slėpkis greičiau. Nubėgo auksinė antilopė. Pasakyk, kur? O didysis Radža, antilopė nubėgo ten. O kodėl čia dingsta jos pėdsakai? Tu, berniuk, mane apgaudinėjai. Radža, aš jam galvą nukirsiu. Pirma patikrink. Jei tu apgavai mane, berniuk, užpjudysiu tave leopardais. Berniukas sakė tiesą. Štai ką ten suradau. Aš griežtas, berniuk, bet teisingas. Už tai, kad tu sakei tiesą, aš tau gerai atsilyginsiu. Duok šiandien auksinius. Duoks. Berniuk, aš tau dovanoju gyvybę. Nuveskite leopardus. Ačiū, mažasis brolau. Jei kada tau prireiks mano pagalbos, ateik.
O kur tave rasti? Aš gyvenu toli džiunglėse, už seno miesto, prie didelio kalno, kur auga žaliasis bambukas. Ten dar auga laukinė slyva, o 6 meškiukai šūkauja, versdamiesi kūliais. O kai nuo medžio krinta lapai, tigrai subėga pasigrožėti tuo reginiu. Ateik, mažasis brolau, tu man patinki. Ir tu man patinki. Laikyk! Laikyk ją stipriau! Laikyk! Bėk, bėk! Pirmin! 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 Kodėl ją paleidai? Išsigandau tavęs. Jau teks plepėt? Sakyk, kur ji gyvena? Nežinau. Žinai, juk jūs buvot apsikabinę kaip seni draugai. Sakyk, arba tau bus blogai. Man ir tai blogai. Aš esu našlaitis. Našlaitis. Klausyk, našlaitį. Pasakyk, kur gyvena antilopė. Pasakyk, duosiu tau auksinę monetą. Man nereikia monetos. Nereikia vienos monetos? Nori, visas monetas atiduosiu. Jeigu nereikia vienos, tai ką man visos? Tu manai, kad tau antilopė duos daugiau? Sakyk, kur ji gyvena. Sakyk greičiau. Sakyk. Sakyk. Stok, nepasprūksi. 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 Pasilai. Aš pasiskųsiu Radžai. Turi stebuklingų daiktų. Šiaurėje Radža turi medinį žirgą, kuris skrajoja padangę. Pietų Radžos žmona gali pavirsti paukšte. Aš visą tai daug kartų mačiau. Išeik. Liūdna. Vakarų Radža turi stebuklingą lazdelę, kuri pateikia valgį. O aš nieko neturiu. Išeikit.
Šiandien aš paleidau auksinę antilopę. Eik, prieik. Prieik arčiau, prieik, nebijok. Na, parodyk man vienai minutei visas monetas, kurias tu surinkai. Visas. Galbūt jos netikros. Toj mes jas patikrinsime. Toj aš jas palyginsiu su savomis. Toj mes patikrinsime. Toj aš jas palyginsiu. Džiaugiuosi, jos tikros. O didysis Radža, tu netyčia padėjai savo dėžutę ir mano monetas. Ai, ką aš padariau? Kaipgi aš dabar atskirsiu tavo pinigus nuo savų? Radža, atiduok! Jeigu tau atiduosiu tavasias monetas, tai kad tarp jų pateks ir manųjų. Aš savo pinigų niekam nenoriu atiduoti. Niekam. O Radža! Mano pinigai geresni už žmonės. Pinigai tikrai, o žmonės sukčiai. Jūs man lankstotės, apsimetat paklusniais, o negalite sugauti antilopės. O didysis Radža, juk aš ir atėjau pasakyti, kad kaime gyvena berniukas, kuris žino, kur rasti antilopę. Berniukas žino, kur rasti antilopę? Atvesk į rūmus. Radžai sakėt, ves tave į rūmus? Aš nieko blogo nepadariau. Suimk berniuką. Paleisk mane. Aš juk išgelbėjau tavo gyvybę. Nejaugi tu galėjai pagalvot, kad aš išsigandau kažkokios dryžuotos katės. Nuveskit į Radžos teismą. Paskui mane. Suplėšė jo drabužius, sumušė šitą garbingą žmogų, tu nusipelnėjai bausmės. Aš neliečiau jo, didysis Radža. Jis mane užpuolė kaip tigras ar leopardas. Leisk, nukirstėm galvą. Palauk. Tu turi sumokėti baudą. 10 auksinių monetų. Pinigus visada pasiima Radža.
Juo labiau, kad tu savo jau atsiėmei. O didysis Radža, aš neturiu tiek pinigų. Jei iki saulėlydžio neatneši 10 auksinių, gali atsisveikinti su savo galva. Eik. Pasek jį. Neabejoju, kad jis eis pas antilopę ir mes sužinosime, kur ji gyvena. Neliesk paukščiukų. Aš tau duosiu pieno. Ačiū. Ko tu ieškai? Ieškau auksinės antilopės. Eik paskui mane. Neverkite, mažyliai. Aš jūs to išlaisvinsiu. Ačiū, mažasis brolau. Ko ieškai džiunglėse? Ieškau auksinės antilopės. Aš nunešiu tave. Toliau eik pats. Senas miestas. Apie jį pasakojo antilopė.
laukinės antilopės. Sėsk ant mano nugaros, aš nunešiu tave. Lik sveikas, mažasis brolau. Toliau eik pats. Bambukas. Meškiukai. Laukinis slyva. Nelieskit, jis mano draugas. Kaip smagu, kad suradau tave. Kas atsitiko, mažasis brolau? Radža nukirs man galvą. Jei iki saulėlydžio neatnešiu jam 10 auksinių monetų. Imk. Ačiū. Palauk, imk šitą bambuką, pasidaryk iš jo dūdelę ir jei būsiu tau reikalinga, papūsk ją 3 kartus. Tada aš atsirasiu. 3 kartus? Lik sveikatų, aš eisiu. Tu nesuspėsi laiku grįžti. Sėsk ant manęs. Aš tave nunešiu. O didysis Radža, štai tai, ką liepei atnešti. Nežinau, kas tau jas davė. Sakyk, kur antilopė. Sakyk. Nesakysiu. Leiskite, aš jam nukirsiu galvą. Palauk. Berniuk, duodu tavo 3 minutės laiko apsigalvoti. Štai laikrodis. Jei iki tol, kol paskutinė smiltelė išbyrės, nepasakysi, kur yra antilopė, tau nukirs galvą. Esi Radža, o nežinai, kad draugai neišduodami. Berniuk, kilniaširdį berniuk, jei nori, tu būsi ministras, būsi mano sūnus, jei nori net ir tėvas, tik pasakyk, kur gyvena antilopė. Sakyk. Ne, nesakysiu.
Sakyk, kol nevėlu. Nesakysiu. Nenori? Ne. Nukirsk jam galvą. Palaukit! 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 Jis turi stebuklingą dūdelę. Jei 3 kartus ją padūduos, atlėks antilopė. Taip. Atiduokit man. Man? Šaukėjai mane, mažasis brolau. Ne, jie apgavo tave. Bėk, bėk. Jei pabėgsi, aš nukirsiu berniūkščiui galvą. Ko tu nori? Aukso. Paleisk berniuką. Aš duosiu tau auksą. Paleisk berniuką. Ei, sargyba! Sargyba! Suimk ją! Suimk ją! Eik, mažasis brolau. Eik. Aš be tavęs neisiu. Atskirk berniuką. Dėl manęs nebijau. Neik pas juos. Kiek tau reikia aukso? Daug. O jei jo bus labai daug? Vailas padorė. Aukso niekada negali būti per daug. Gerai, bet atsimink, jei tu mane sustabdysi ir pasakysi užteks, visas tavo auksas pavirs moliu. Auksas! Pinigai! Mano auksas! Gelbėkis pats. Aš eisiu tarnaut pas kitą radžią, turtingesnį už tave. Pfu. Eime, mažasis brolau. Eime.